rašo, žiūrėk, čia skirtingi klubai, skirtingose aukštuose. Tai sugalvojom atvaryti Tokijo. Karočią, skridom 12 valandų. 12,5. Išskridom 12 ryto. Nusileidom vėl, 12 ryto. Nieko nesuprasiu. Tik tiek? Kamilė. Kaip tau kupiūra? Bet čia mažai labai. Turim kupiūrą, dabar jau galima eiti linksmintis. Kažkiek tai. Tai čia tik 100 eurų nuėmai. O. Jeto, išėmėsi. Kiek turim? 100 štukų. O tu labai man dar nesitikė, kad čia esam, nežinau kodėl. Atrodo kaip miegu. Biški dar užsimiegoja gal. Šiaip jokių planų neturim, tai galvom, pasidėjom daiktus, išeinam, pasivaikščiosim, nueisim kur nueisim, pavalgysim ir žiūrėsim, ką mes čia ką šitas vakaras mum atneš. Šiaip Tokijo labai gili istorija, labai modernus miestas, labai geras maistas. Ir tūsint yra kur, tai pažiūrėsim, turėtų būti neblogai ir be plano kažkokio. Čia, iš tikrųjų, šitoj gatveliai vakare geras judesys būna. Galim praeiti. Va, žiūrėk, sėdi. Prikolas basalys. Tai čia va tokie bariukai. Kokie faini. Nu, reikia prasinešim čia. Galim valgyti ir eiti. Ja, gerai, tai einam čia iš tikrųjų už kampo. Už kampo. Čia bariukai 5 žmonių. Nu. Ir man atrodo, čia reikia susimokėti kėdės charge, tipo, žinai. O, sorry. Bet kiek dabar valandų pas mumis? Pusė 2. O gatvėje jau ne pirmą matau porelę jauną. Prikalus jau, pritempus. Nemažai. Reikės įlysti, dabar eisim pavalgysim ir jau čia reikės įlysti į vieną iš tų bariukų. Pažiūrėt, kas ten per vaibukas. Gan jie greičia sukasi, ne? Na, aš tai ragausiu kažkokią japonišką Coca-Colą. Kamilė ant dietos, nu kur matyta? Aš tai iš karto prie reikalo, iš karto prie ramen. Kur jie ten eina? Raudona kambariuką. Nu, va, mes jau ir sakantys. Greit sukasi. Ne, jau gerai, nebesitrinksi. Tas vasarniukas. Nu, ramenas tai nenormaliai atrodo, galiu pasakyti, ne? Bandom, ne? Gerai, žiauriai atrodo. Nu, sakyk, skanu ar ne? Liežuvį nustaginom. Labai toksai žuvies padažas. Taip? Ačiū pasakiau. Nu ir kaip? Pirmas ramenas? Skanus, bet ramenas nėra mano maistas. Žiauriai geras. Miso soup. Čia? Ai, ne, čia pilnas irgi. Bet biški nejauku ten filmuoti, jie nelabai mėgsta, kad jiem kameras. Tokie čiotkiai stiliovė buvo, sakau, galėjus nufotkinti. Vienas iškart pastraukė, ne, kitas ten ir dengėsi, jėto, atrodo, kai paklausiau, nežinau ko. Tik amerikietis, jisai sakė, yra japonas, korėjietis, gyvenęs Amerikoje, nes klausiu, dėl ko taip gerai angliškai šneka, tai tas iš karto, jo, galim, no. Ir draugeliai pabėgo. Kažkokia greitinta.
Japoniškai. Tuningą pasidarius, pasirodo. Prasideda. Netrukdyk man. Aš irgi turiu va kavytės pasiėmiau. Išausim kavos, einam karočią iki viešbučio. Kaip mane. Nu davai, čia gerai gaunasi. Einam iki viešbučio, nusiprausiu, išgerim kavos ir karočią šaunam tyrinėt miestą tada. Kaip ir kalbėjom. Nufotkinsi ir tada jau galim, nu. Gerai, einu pafotkint Kamiliuką. Žmonių kiekis tai nemažas, ne? Nu, Kamilė gavo savo suiko kortelę, parodyk. Su šito kortelė gali važinėti su visais metro, kokiais tik nori. Čia aiškinom, kad va surašyta, kur visi turi eilėse stovėti, va. Ten kita eilė, ten dar viena eilė, ten eilė. Tai visi tvarkingai savo eilę sustoja, paskui visi sulipa greitai ir važiuoja. Matai, čia padaryta žmonėm išeit, jie išeis ir dar mes eisim. Bandysim ir mes kažkaip praeiti pešiųjų perėją. Mažai žmonių. Pagal žmonių srautą tai tikrai pasakyčiau, kad didžiausias pasaulyje miestas pagal žmonių skaičių. Nu, einam ieškoti restoraniuko suši, čia kažkur tai turi būti. Kaip fain, davė numeriuką, ateini atsisėdi, turi ekranėlį ir man atrodo, čia užsisakinėjai pro ekraną ir tau atvažiuoja viskas čia. Noriu šito. Šito. Pro kažkokią tūną. Nu biškį prisisakėm. Kad čia karštelė arbatą gerai? Jo. Aš čia kažką... Nu gerai, ką varom ragaut viską. Mano šiaip dar vienas trūksta. Varom ragauti, nes aš jau nebesulauksiu. Ačiū. Bet mano tai viena. Šitą opa į trasą. Reikia biškį soją. Čia su aštunkoju. Vienas su vištiena labai geras. Jo, labai geras su vištiena. Aš mačiau ją valgę su kažkokiais, žinai, kopūstais. Kokį dar imam? Boiled shrimp ir avokado, matai yra. Gal tokį pabandom su shrimp ir avokado? Nu dai, pabandom. Arba ne. Žinai, ką pasakyti iš tikrųjų? Sapt vieną ir viskas. Iš tikrųjų labai. Kiek čia visokiausių rūšių yra, pažiūrėkit. Kokių tik nori sušio. O kaip šitą buvo kriukai? Čia gali sėdėti ir valgyti, nežinau, visą dieną. Po kol viską išragausi. O, tęsiam balių. O, dar visko neišragavom. Žiauriai gera sistema, va, tiesiog korteles turi, prisisakai, paduodi korteles ir susimoki. Nu, čia išragauti visko, tai turbūt reikia kelis kartus ateiti. Vaikštinėjom, žiūrim, čia iš tikrųjų tiek valgyt visur yra. Ir visur iš tikrųjų taip skaniai atrodo.
Nežinau, čia vien tik reikia važiuoti savaitę į Tokijo, kad maistą išragauti normaliai. Vieną iš centrinių gatvių, praeisim šitą gatvę ir ką žinau, čiušausim link savo rajoniuko, pažiūrėsim koks vakarinis judesys. Nes pas mumis rajonas tai žinomas kaip Tūsų rajonas. Ten turėtų japoniukai gerai taškytis. Patikrinsim. Įdomu bus pažiūrėti, ar persidos šitos visos spalvos, bet blemba čia iš tikrųjų gatvės tokios išskirtinės. Žiauriai prikoliniai atrodo. Ką tu? Čia nieko naujo nematom. Toks lengvas chaosas. Kur Kamilė pasimetė. O, ir stripakų galiu pasakyti ne per mažiausiai. Eisim Kamilė? Kogi, ne? Pačekinti. Kogi, ne? Patikrint, reikia taigi. Nu ką, reikia surast kažkur įlyst. Užsieniečių bus. Nori, nenori. Oho, 1000 čarlis. Ten cool. Visur cool. Ane? Tu šnekai? Nu, ne, čia ne turgus. Čia to panašu į turgus. Ką tu čia su savo vynu? Geras? Cheers. Nice. Norim muš dugną? Nu, dugną, opa. Opa. 1, 2 ir nėra. Čia yra korėla. Kokią šventiklėlę priėjom. Gerai, karočią. Man atrodo, rišom šį vakarą. Prisivaikščiom kažkiek, kiek galėjom. Eisim jaučiu, įsimiegosim ir rytoj biškį bandysim daugiau parodyti šventiklėlių visokiausių. Nu, mes ėjom, išgirdom, karočią, kaip ryte čia dainuoja, savo linksminas, galvom užeisim. Žiūrim ant baro. Gėrimas. Žiūrė. Hambutaro. Karočią, žiauriai geras. Vieną šrotą, karočią, su Kamilė per pusę iššovėm. Nice. Strong guy here. Sakė. Aš vandenuko sakau, palikit čiučiut. Vandenuko, į japoniško. Take my hand. I will make it, I swear. Whoa, living on a prayer.
Nieko savo čia, karočią, užklupom vieną karaokės bariuką. Labai buvo faini žmonės, tai atrodo toksai, visą dainuoja smagu. Einam? Viskas iš čia. Ta prasme, literaliai tiesiog šiaip va ėjom, nieko nežinau, ką daryti. Oi, klubas. Kelintas aukštas? Kelintas aukštas? Čia reikia kortelę turėti. Va, rašo, čia skirtingi klubai skirtingose aukštose. Gali tai būt? Nu, nežinau, nes nematau tokių... Paspaudžiau bet kokią aukštą ir uždariau duris. Ta prasme... Katė sumuš čia, dabar jungus. Važiuojam į 7, kas 7? Kažkokia beždžionėlė. Džiūs? Nežinau, kas dabar... Ne, tai ta prasme. Rapier, Sanctuary, Shrand. Man atsargiai, dar pradės pignal kameras. Nu dabar jau eik jau. Kas čia bus? O, kas sakėt? Darytum. O, trečias. Nu, man atrodo, mum atrodo, kad čia rimtai. Kiekvienam aukšte va klubų pavadinimai. Trečiai tren kažkokį varom. Dabar į trečią varom. Bet man taip aš 7 bara, kaip patiko? Jeigu ir trečiam bus muzika, tai vadinas stopudojai. Kiekvienam aukšte klubai. Ne, neleidžia tik japonų, matai. Čia jų... Geras. Buvo parašyta, jeigu nemoki japoniškai, tipo, eik kitur pasivaikščioti. Normaliai. Duoda jie čia, tai japoniukai kaip turi būti. Norėčiau blemą, kai jau nori. Jo. Arigato kasimas moko, taigi. Nu jo, čia geras buvo. Gerai nepažįstam jokio japono, kad mus prasivestų. Nu jo. Reikia grįžti tą pas, į tuos du paslėpti. Jeigu tie moka japoniškai, duoti mainą savo. Piešiniai. Imperėlį. Gerai. Pažiūrė, bet matykite. Einu dirbti.